Daug žmonių šiandieną sako, aš nusivyliu krikščionybę. Ir žinai, ką aš tave suprantu. Bet noriu to pasakyti labai svarbų dalyką. Jėzus nekvietė sekti religiją. Jis nekvietė tapti dalimi vienos ar kitos institucijos. Jėzus sakė, sek paskui mane. Mato 4:19. Ne paskui žmonės, ne paskui sistemą, ne paskui krikščionybę, bet paskui Jėzų. Krikščionybė kaip sistema kartais gali būti labai toli nuo Kristaus. Joje gali būti puošnių pastatų, bet tuščių širdžių. Gali būti tradicijų, bet jose gali nebūti meilės. Bet kai tu seki Jėzumi, tu atrandi tiesą. Tiesą, kuri išlaisvina. Tu patiri meilę, kuri perveria širdį. Ir tu jau pradedi gyventi nebe savo, bet jam. Tam, kuris tave pamilo iki mirties ant kryžiaus. Paulius rašė, aš gyvenu, tačiau nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus. Galatams 2:20. Taigi, jeigu nusivylė krikščionybė, bet širdyje ilgiesi tikrojo Dievo, atsisuk Jėzų. Ne į religiją, ne į žmonės, bet į Jėzų. Nes jis yra vienintelis, kuris gali duoti tikrą gyvenimą. Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jono 14:6. Sek Jėzų, ne religiją. Jei ši žinutė palietė tavo širdį, pasidalink ją. Galbūt kažkam ji bus naujo kelio pradžia.